Kągi, labą dieną. Šiandien pakalbėsime labai įdomią temą, manau, daugeliu aktualią temą. Tai yra svorio metimas ir būtent papildų naudojimas antsvorio mažinimui. Iš tikrųjų, pradedant kalbėti šią temą, tai yra, reikia suprasti, kad sumažinti antsvorį yra labai lengva, bet kas būtų juokingiausia, visiems tai yra labai sudėtinga. Pasižiūrėkime, kodėl taip atsitinka, kodėl, kada žmogus nori sumažinti svorį, jis turi dėti tiek daug pastangų ir daro tiek daug klaidų. Pirma, jeigu jūs galvojate apie tai, jog maisto papildai padės jums sumažinti svorį, jūs klystate. Antra, jeigu jūs galvojat, jog fizinis krūvis padės jums sumažinti svorį, jūs taip pat klystate. Trečia, jeigu jūs galvojat, kad mityba padės jums sumažinti svorį, jūs taip pat klystate. Tai yra, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra visų šių veiksnių visuma. Tai yra fizinis krūvis, tai yra teisinga mityba, tai yra teisingas maisto papildų naudojimas. Maisto papildai nėra panacėja numesti svorį. Maisto papildai yra kaip pagalbinė priemonė spartinanti šį procesą. Pasiektumėte jūs rezultato be papildų? Žinoma, pasiektumėte. Vienokį ar kitokį, greitesnį, lėtesnį, ryškesnį, mažiau ryškų, bet jūs vis tiek jį pasiektumėte. Todėl būtent čia, atsiprašau už mano dailės sugebėjimus, nelabai aš jų turiu, bet pabandžiau nupiešti jums būtent trikampį, ką mes žiūrėjome ir sporto farmakologijoje. Būtent trikampis. Tai yra tarpusavėje sąveikaujantis veiksniai. Fizinis krūvis. Kur yra didžiausia klaida atliekant fizinį krūvį? Atliekant fizinį krūvį, kaip ir būtent norint priaugti svorį, norint priaugti raumeninės masės, didžiausia klaida yra intensyvumo planavime. Kas tai yra intensyvumo planavimas? Taigi, riebalai, kas yra riebalai? Na, sakykime, tai pažymėkime C, H, anglis ir vandenėlis. Ko mums reikia, norint atskirti šitos du elementus, kad būtų CO2 ir H2O. Tai yra vanduo ir iškvepiamas anglis dvideginis. Ko mums reikia? Ko mums čia trūksta? Aišku, mums trūksta deguonies, tai reikia suprasti, kad riebalai dega. Visi gerai žino, visi kartuoja tą pačią frazę. Riebalai dega, riebalai turi degti, riebalų deginimas, riebalų degintojai. Degimas galimas tik tai kokiu atveju, kada yra deguonies. Jei nėra deguonies, degimas neįmanomas. Todėl, norint, kad riebalai, jūsų poodinis riebalinis sluoksnis degtų, jums reikia atlikti krūvį, kuriame dalyvauja deguonis. Tai yra aerobinis fizinis krūvis. Aerobinis fizinis krūvis tai yra lengvas fizinis krūvis, ilgai trunkantis ir lemia tai, jog jūsų riebalinės sankaupos pradės degti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog užsiiminėjant salėje, užsiiminėjant su treniruokliais, galima numesti svorį, galima sumažinti riebalinį sluoksnį dėka ko? Dėka raumenų metabolizmo. Dėka raumenų metabolizmo, aišku, galima numesti svorį. Tačiau efektyviausia būtent pačią riebalinę ląstelę, jų kiekį sumažinti, ne tai, kad jas panaikinti, jų kiekį, sakykime, sumažinti, galima atliekant aerobinį fizinį krūvį. Tai yra krūvis, kuris trunka 30-40 minučių. Sporto fiziologija ką sako, kad riebalai pradeda degti, atliekant neintensyvų aerobinį fizinį krūvį po 30-40 minučių. Tai kai žmonės, sakykim, sako, na, aš išėjau, ten pabėgiau 10 minučių, na, neįeina mes tą procesą. Pats, sakykime, energetinių substantų panaudojimo procesas yra pakankamai ilgas. Jis įjungia, pradeda ATP, tai yra adenozintrifosforo rūgštis, senoje literatūroje rašosi ATF. Pirmas, sakykime, kaip energetinis vienetas, tačiau jau užtenka, na, vienai, kai kuri literatūros rašo 3 sekundės. Toliau kreatinfosfatas. Čia, sakykime, kultūristai, žmonės susieminti fitnesu žino. Kreatinas yra gerai, kada auginami raumenys. Kreatinfosfatas. Toliau, gliukozės procesas, bedeguoninis, maišytas, po to deguoniniai procesai. Ir tik tai po to prasideda lipolizė arba riebalų panaudojimas būtent energijos gavybai. Tai mes turim pradėti perėti visus procesus ir tik tai po to prieiti prie riebalų deginimo. Kada yra visiškas išsekimas, kaip pavyzdžiui maratono bėgimas, arba jūs atliekat labai intensyvų krūvį, toliau jau prasideda baltymų skaidimas iki energetinių substratų, bet tai jau
na, tai būtų kažkas tokio labai negero organizmui, nes tai dažniausiai būna pasiekoje visiško išsekimo, visiško savęs išsekinimo prasideda ir būtent baltymų degeneraciniai procesai. Taigi, fizinio krūvio planavimas yra labai svarbus. Mes kalbėjome ir kada filmavomos treniruotę būtent kieme, tą ir norėjom parodyti, kad aerobinis krūvis kombinuotas su anaerobiniu krūviu, tai yra su pratimais atliekamais pakankamai aukštų intensyvumu, jėgos pratimais duoda patį didžiausią ir greičiausią efektą. Ką tai reiškia? Statosi raumuo, darosi, sakykime, raumens gerėja forma, gerėja funkcijos, automatiškai mes pridam ir aerobinį krūvį, ir šitų krūvių dviejų sąveika duoda mums ypatingai gerą rezultatą svorio, būtent riebalinio sluoksnio mažinimo. Toliau mityba. Kas yra mityba? Mitybą mes dažniausiai pamirštam, nes pas mane, sakykime, labai dažnai kreipiasi žmonės ir sako, sudarykite man mitybos programą. Ir kai aš jiems sudarau mitybos programą, žmonės sako, o jetau, nėra ten ką valgyti. Tai reiškia, mes tarsi kreipdamiesi į specialistą, norim, kad mums sudarytų mitybos programą, kurioje būtų ir bandelis, sakykime, ir saldainiai, ir kažkokie tai, na, geri mums skanūs dalykai, ir lietuviški valgiai, kad būtų tenais. Ir tuo pačiu norime, kad svoris mažėtų. Dar kiti žmonės kreipiasi, duokit man kokią nors stebuklingą tabletę, nes aš nenoriu nei maitintis kažkaip kitaip, nenoriu nei fizinių krūvio, o fizinį krūvio tai apskritai aš nenoriu. Šitų žmonių gal būna daugiausia, tai yra būtent mes ieškom lengviausio kelio. Tačiau prisiminkime, kad fizinis, sakykime, krūvis, kad mitybos ribojimas, tai yra susiję ne tik su fiziniu faktoriu, tai susiję ir su vidiniu faktoriu. Pats pasninko principas sugalvotas, sakykime, žmonių prieš daugelį tūkstančių metų, tai yra ne tik, sakykime, dabartinėse religinėse sistemose, bet yra aprašo ir Vedos, kaip mes, kadangi mes esam Aisčių palikuoniai, mes esam būtent Arijų palikuonis, pasak Vidūno, tai būtent kadangi Arijai pagal istorinius šaltinius padovanojo Vedas pasauliui, tai yra mums tinkama, todėl ir patėjo ir Veda, ir mums tinkami tie patys principai, kurių reikia laikytis. Principai, jeigu jūs norit numesti svorį, jums tai reikėtų laikytis 3 pagrindinių dalykų. Tai yra 6 dienų per savaitę savęs ribojimo principas. Ką tai reiškia 6 dienos? Atsimint, 6 dienas dirbęs, 7 ilsėkis. Taigi, jeigu mes 6 dienas laikysimės principo, 7 dieną darysim, na, valgysim kaip mums patinka, mes galime pakankamai gerai susimažinti savo apsauginį riebalinį sluoksnį. Taigi, pirmas 3 dalykų atsisakymo principas. Jokių saldumynų 6 dienas. Ne tai, kad aš truputį šokolado gal suvalgysiu tarp. Jeigu mes sugebam atsisakyti saldumynų 6 dienas, mes pasieksim didžiulį rezultatą. Toliau atsisakymas, mėsa niekada negali būti valgoma su jokiais krakmoliniais angliavandeniais. Ką tai reiškia krakmoliniais angliavandeniais? Tai yra, jeigu mėsa, tai negali būti valgoma su kruopomis, su duona, tuo labiau balta duona, ką lietuviai labai mėgsta, su bulvėmis. Apskritai, mėsa valgoma tik su daržovėmis. Idealiausia su šviežiomis, sakykim, daržovėmis, na, salotas, pavyzdžiui, galima padaryti supjaustėm daržovės, išspaudėm citriną, apipylėm alyvuogių aliejų. Prieskonių, jokių problemų. Druska, jokių problemų. Buvo mitas būtent apie druską. Druskos negalima valgyti. Po to pastebėjom, kad druskos negalima valgyti tie, kurie turi žmonės aukštą kraujospūdį. Taip, man pačiam yra tekę registruojant kraujospūdį pamatyti tokį dalyką, kad jeigu iš vakaro žmogus pavalgo, sakykime, riebios ir sūrios ilgutės, tai ryte jo arterinis kraujospūdis yra padangiai. Teisingai. Tačiau jeigu jūs nesat ligonis, jeigu jūs tiesiog norit dirbti būtent savo riebalinio sluoksnio sumažinimui, naudokite salotose druską ir jokių problemų neturėsite. Svarbiausia, ko negalima maišyti, tai salotos su majonezu, su grėtine ar kitais priedais. Ką mes pastebėjom? Bet, sakykim, paskutinius 15 metų mano darbo su mityba teko pastebėti, kad jei žmogus nedaro šitų visų mišinių, jo kūnas tampa lieknas, tampa sausas raumeningas, netgi moteris, kuriuom virš 40 metų, puikiai pasiekė tų 6 kubelių rezultatą maždaug per 1,5 metų arba 2 metus. Va čia aš pasakiau per 1,5 metų ir 2 metus ir daugelis moterų žiūrinčią šitą laidą pasakys, va jetau, teisingai. Ir čia yra didžiausia klaida. Labai dažnai mes prieš užsiėmimus, tarpusavį treneriai ir specialistai sakom tokį anekdotą. Sakom, atėjo pas trenerį moteris ir sako, žinot, aš sportavau
net mėnesį laiko ir neturėjau jokio rezultato. Ir treneriai tiesiog juokėsi negali. Bet kai aš šitą anekdotą pasakoju žmonėms, tai nesijuokia ne vienas. Ir veidai būna tokie, nelabai patenkinti. Kaip ašgi sportuoju mėnesį laiko. Bet reikia prisiminti vieną dalyką. 3 mėnesiai, 6 mėnesiai ir 9 mėnesiai. Moteris puikiausiai žino, ką tai reiškia. 3 mėnesiai, pirmas nėštumo ketvirtis. 6 mėnesiai, 9 mėnesiai. Taip? Tai yra formuojasi per 3 mėnesius, formuojasi pati pradžia fiziologinių procesų. Taigi jeigu aš laikausi mitybos, laikausi fizinio krūvio, pirmus 3 mėnesius, tai yra tik formuojasi pirmi fiziologiniai procesai, kurie paruošia liktai mane naujiems procesams, kurie virs toliau. Toliau 6 mėnesiai tie procesai įsitvirtina. Po 9 mėnesių mes gimstam kaip naujos kartos asmenybės su nauja fiziologinė, jau, sakykime, medžiagų apykaita. Tai yra nauja, bet mes gimstam. Mes nemokam vaikščioti, mes mokam tik tai gulėti ir šaukti. Tai va tokia mūsų, vadinasi, po 9 mėnesių, aš dar maždaug 2 metus turėčiau mokintis, šliaužyti, vaikščioti, kalbėti. Tai yra, moteris gerai žino, kada vaiką geriausia leisti darželį. Sako, 3 metų, todėl, kad imunitetas būna stipriausias. Taigi, jeigu jūs norit laikytis mitybos, jūs laikykitės jos tokios, kurios galėsit laikytis be problemų 3 metus. Tada jūsų mityba arba jūsų vadinama dieta, apskritai dieta, dietos laikytis negalima, nes dieta yra skirta ligonėms. Dieta sudaroma ligonėms, sakykime, sergant podagra, kada negalima naudoti baltymų, kai mums reikia sekti tam tikras medžiagas, ar, sakykime, sergant fenilketonurija, kada mums reikia būtent riboti tam tikrų medžiagų patekimą į organizmą. Tai yra dieta. Sveikam žmogui neligonių dietos laikytis nederėtų, reikėtų žiūrėti būtent mitybos kombinavimą. Taigi, grįžtam prie to paties, prie principų. Taigi, antras principas yra, mėsa niekada nevalgoma su nieko išskyrus daržovės. Santykis tarp mėsos ir daržovių turėtų būti 1:3. Tai yra viena dalis mėsos, 3 dalis daržovių. Valgykit nors kilogramą mėsos, jeigu prie to jūs suvalgysit 3 kg daržovių. Dažniausiai žmogus to nesugeba. Jeigu jūs taip maitinsitės, jūs pastebėsit, netgi suvalgę didelį kiekį mėsos su dideliu kiekiu daržovių, po 2 valandų jūs vėl norėsit valgyti. Ką tai reiškia? Kad jūsų medžiagų apykaita vyks labai sparčiai. Ir trečias principas tai yra išlaikyti teigiamą nusiteikimą ir savo tikslą. Tai yra, jeigu aš mitybų neturiu nusistatę savo tikslo, aš tiesiog nežinosiu, kam aš tai darau, tai yra mūsų visa kūno fiziologija tam tiesiog priešinsis. Tam, kad tai suprasti, aš tiesiog žmonėms siūlau pasiskaityti, grįžti į pradžią. Paskaityti Akademikas Pavlovas, rinktiniai raštai. Šią knygą man nupirko už 5 litus antikvariniam knygyne, tiesiog žmonės atnešė, atsisakė, 5 litai, fantastika. Tai yra pati pradžia, iš ko aš manau, jeigu norim suprasti virškinimo fiziologiją, vis dėlto Pavlovo gauta Nobelio premija už virškinimo fiziologijos tyrimą ir būtent ištyrimą. Ir antro karto, kada tai bus daroma, aš manau, nelabai bus. Na, įsivaizduokit dabar gyvą gyvulį, kuriam yra tiesiog įsiūnami mėgintuvėliai, padaromos, sakykime, kateterį, kad gyvam gyvuliui galima būtų mesti į skrandį ten, sakykime, akmenuką ar stiklo gabalėlį ir pažiūrėti, kaip reaguoja virškinimo sistema. Skaitant šitą knygą žmonėms, kurie turi silpnus nervus, tikrai nereikėtų, nes mums tarsi atrodytų gyvulių pats kankinimas. Tačiau Pavlovas padėjo suprasti mums, kas yra virškinimo fiziologija. Virškinimo fiziologija, būtent su maistu, kas dar labai svarbu? Riebalai. Labai dažnai žmogus, norėdamas atsisakyti, sakykime, sumažinti kūno svorį, sumažinti riebalinę masę, sako, riebalai yra blogai. Tačiau Amerika. 1976 metai, fat-free diet, fat-free, tai yra be riebalinės dietos ir toliau vis eina be riebalinės dietos. Ką mes turim dabar? Mes turim dabar tai, kad Amerika yra realiai nutukusi. Jeigu žiūrėsim, sakykime, būdavo mokslinės konferencijos skirtos mitybai, tai yra būtent 1990 metai ir 2001 metai. 11 metų, sakykime, tyrimas ir žiūrėta, kaip pažymėtos valstijos, kuriuose yra antsvoris ar nutukimo problemos. Ir mes dabar žiūrime, kad nutukimo problemos jau dominuoja visose valstijose. Nors tada dominavo tik tai 1, 2 ar 3 valstijose. Dabar mes turim didžiausią problemą, būtent JAV turi didžiausią problemą, būtent antsvoris ir nutukimas. Ir tai fat-free, tai yra be riebalinė dieta.
Na, matot, riebalai tai yra ne ta substancija, kuri turės didelės įtakos antsvoriui. Tai jau praktiškai įrodyta. Ką įrodė Pavlovas? Jeigu riebalus jūs naudosite prieš maistą, 30 minučių iki maisto, tie, kas studijuoja mediciną ar studijuoja fiziologiją, puikiai žino, kodėl taip yra. Tai yra, jeigu jūs naudosite 30 minučių iki maisto riebalus gryną, pavyzdžiui, gryną aliejų ar šaukštą sviesto, jūs neturėsite bėdų. Bus viskas tvarkoje. Bet jeigu jūs riebalus sumaišysite su kažko, tai pavyzdžiui, cepelinai su spirgučių padažu. Aš galvoju, kai ką jau dabar skiriasi seilės. Mamytės cepelinai ir riebus spirgučių padažas. Mes jau turim didelę problemą. Toliau. Didžioji problema, kaip išaiškėjo, yra angliavandenio apykaita. Angliavandenio apykaita, kada mes jų sunaudojam per daug, kada mūsų emocinė būklė yra lėtinio streso būsenai, lėtinis stresas. Aš manau, kad dabar išeikime į gatvę, tiesiog pasižiūrėkime vieni kitų veidus ir suprasim, kas yra lėtinis stresas. Tai laimės ir šypsenų, žmonės sugrįžę iš užsienio sako, kas jums atsitiko, čia atrodo kaip gedintis visi. Tai lėtinis stresas Amerikoje, visi lėkia, visi bėga, visi nori uždirbti pinigus. Ir angliavandenių perteklius kartu su lėtiniu stresu sukelia didžiausias problemas, būtent per didžiausias problemas kasoje. Tai yra, čia, sakykime, mano nupiešta schema yra, tai bandžiau atleiskit mane tie, kurie mokinęsitės mediciną ir žinot, kaip tai yra sudėtingas tas procesas, aš pabandžiau supaprastinti visą tai. Tai yra antinkščių pogumburio ašies principai, tai yra kasa. Kasa reaguoja į mūsų emocijas ir tai būtent įrodė Pavlovas, kad jeigu emocijos prastos, kasa nepagamina reikiamo ir tinkamo sudėties fermentų kiekį. Ir mes turėsime jų didelę bėdą. Tai, sakykime, tokie pagrindiniai dalykai su maistu. Toliau apie maisto papildus mes pakalbėsime vėliau. Aš čia norėčiau būtent jums parodyti truputį šią schemą, apie kurią kalbėjau, kad jūs suprastumėt, kaip veikia maisto papildai į mūsų organizmą. Taigi, antinkščio pogumburio ašis. Kuo jinai svarbi? Kada mes naudojam maisto papildus, kada mes kalbam apie svorio metimą, reikia prisiminti, kad svorio kritimas, reguliacija vyksta per daugybinius hormoninius ir tam tikrus medžiagų procesus. Ir tokie pagrindiniai, sakykime, elementai, kurie svarbus yra, tai yra beta receptoriai ir alfa receptoriai. Būtent alfa 2 receptoriai ir beta 1 receptoriai, tai yra širdyje. Dominantė, tai yra mes niekada neturim vien tik tai vienų receptorių. Bet tai yra beta 1 receptoriai, tai yra būtent būna vaistų beta blokatorių taikiniai arba selektyvieji beta blokatoriai, kada mes galvojam, kad užblokuojam beta receptorių aktyvumą širdyje ir širdies veikla, liktai susinormalizuoja, ritmas, sakykime, sulėtėja. Toliau, beta 2 receptoriai, tai yra dominantė ir taikinys yra beta agonistų vaistų plečiančių plaučius. Beta 3 receptoriai, tai kas mums yra įdomiausia, tai yra būtent receptoriai dominuojantis adipocituose arba riebalinėse ląstelėse. Todėl visi maisto papildai yra dažniausiai gaminami tam tikslui, kad suaktyvinti beta 3 receptorius, tai yra beta agonistai. Vaistai dar kūriami šitam, tačiau maisto papildai, skatinti šių receptorių aktyvumą, yra naudojami. Vaistai, kas liečia vaistus, tai yra pats efektyviausias vaistas svorio metimui, visada buvo efedrinas. Efedrinas šiuo metu yra uždraustas ir uždraustas visame pasaulyje. Uždraustas dėl to, kad kažkada buvo keletą mirčių, kurios siejamos su efedrino vartojimu. Tačiau dabar jau yra aišku, kad tie žmonės, kurie naudoja efedriną, jie tiesiog padaugino jo kiekius, nes efedrino anksčiau būdavo rusiškai vadinės kuzmičevo trava, efedra lietuviškai, toliau kinietiškai tai yra mahuang ir mahuang miltelių galima buvo nusipirkti praktiškai kiekvienoje maisto papildų parduotuviai Amerikoje, čia Lietuvoje, tai, sakykime, prekybiniai pavadinimai Ribbit Fuel, Quick Energy buvo, bet kur galima buvo nusipirkti. Amerikiečiams buvo po 1 gramą efedrino, jeigu rusai naudodavo fenaminą, tai amerikiečiai naudodavo efedriną savo kareivių darbingumui gerinti. Viskas buvo tvarkoje, tačiau būtent po šitų mirčių efedrinas buvo uždraustas. Taigi, kada mes patiriam stresą, būtent fizinį stresą, arba, sakykime, stresą susijusi su aplinkinio, kažkokia tai emocinė įtampa, išsiskiria adrenalinas ir noradrenalinas. Jų kelias, kadangi mes neturime laiko išaiškinti visą mechanizmą,
mums ką reikėtų žinoti, kad tai yra hepatotoksiniai hormonai. Tai yra, čia dalyvauja ir kepenys neutralizacijos šitų hormonų. Toliau kasa ir sekantis, sakykime, ta paties ašies linija yra skydliaukė, toliau yra hipofizis ir taip pat pogumburis. Kuo svarbus yra pogumburis? Pogumburė yra apetito centras. Apetito centras, kuris, sakykime, jeigu mes nusipieštume skrandį, nupieškime skrandį paprastai, tai yra kaip maišelį. Čia, sakykime, vienas raištelis, čia du raištelis. Tai yra vartai, sfinkteriai, tai yra vartai, kurie užsispaudžia ir čia yra receptoriai. Mechanoreceptoriai, pagrindiniai, ko mums reikėtų žinoti, ir chemoreceptoriai. Tai chemoreceptoriai reaguoja į tam tikrą medžiagų sudėtį, kuri patenka į mūsų skrandį ir duoda signalą į pogumburį užverti vartus. Viskas, aš esu sotus, aš esu prisivalgęs. Chemoreceptoriai reaguoja į vitaminų, mineralų pakankamą sudėtį, į riebalų, sakykime, baltymų pakankamą sudėtį, kada mes gaunam pakankamą kiekį medžiagų, eina signalas ir viskas, apetitas reguliuojasi. Pavyzdžiui, taip veikia tam tikri maisto kokteiliai su vitaminais, su mineralais, su riebalais. Toliau mechanoreceptoriai. Tai yra, įsivaizduokit, dabar žinote tikriausiai, ten daug visokių priemonių yra. Nurijame balionėlį, jis išsipučia, taip pat sureaguoja, įsipučia skrandis, sureaguoja mechanoreceptoriai ir vėlgi signalas nutraukti virškinimą. Taip galima reguliuoti apetitą protingai. Ką tai reiškia reguliuoti apetitą protingai? Pavyzdžiui, jūs pasigaminate savo kokteilį. Tai yra valgomas šaukštas baltymų, valgomas šaukštas kviečių gemalų, valgomas šaukštas, pavyzdžiui, avižų sėlenų, viskas suplakame mikserėje ir išgeriame 30 minučių iki valgio. Čia jums ir chemoreceptoriai sureaguotų, ir mechanoreceptoriai sureaguotų. Nes žmogus pasijunta, sako, aš po to nebegaliu tarsi valgyti. Taip pat mes galim koreguoti apetitą protingai, išnaudodami tam tikras medžiagas. Kada jau mes naudosime maisto papildus, mes turėkime omeny, kad mes įtakosim visą šitą sistemą. Nėra tokio maisto papildo, kuris įtakotų tik beta-3 receptorius. Ir dabar, sakykime, žmonės, kada naudoja beta antagonistus arba beta blokatorius, jie gerai žino. Pradžioje lyg tai veikia selektyvus beta receptoriai, bet tuo pačiu dabar žinoma, kad ilgalaikis naudojimas veikia ir viso kūno receptorius. Mūsų kūnas yra nedaloma visuma. Jeigu mes nors vienoje vietoje kažką tai padarėme, sureaguoja visas organizmas. Todėl, jeigu naudosime pavyzdžiui, stimuliatorius, tie vadinami visi termo keliantis kūno temperatūrą. Pažiūrėkim, kas kelia kūno temperatūrą. Antinkščiai ir būtent šita vieta tarsi orkaitė. Tarsi ugnis, kaitinanti iš apačios visą kūną. Čia yra ugnis, čia yra katilas. Čia kaitina visas kūnas kaista. Sureaguoja absoliučiai visi organai ir aišku, būtent termo visų papildų tikslas yra sukelti antinkščių aktyvumą, tai yra sukelti dirbtinį stresą, pasiekoje sureaguotų šitie receptoriai, mes pasiektume svorio mažinimą. Bet sureaguotų ir šitie receptoriai. Ką mes žinom, kada naudojam termo produktus? Širdies ritmas didėja. Tie žmonės, kurie užsiima fitnesu, labai gerai žino, populiarus pakankamai yra vaisto klenbuterol naudojimas. Tai yra kaip vieno iš stipriausių beta-agonistų. Taip, tai yra, mes naudojame, žinom, svoris puikiai krenta, kas būna, kai mes padauginam jo. Rankos dreba, šiurpas eina per visą kūną. Galva skauda taip, kad žmogus nežino, kur jos dėti, šaltas rankšluostis jis nebepadeda. Agresija kyla. Tai yra didžiulis streso, adrenalino išmetimas yra. Ir po to vyksta perstimuliavimas. Va čia yra būtent visų šitų papildų rykštė, tai yra tai, kad veikdami lyg tai tą, ką mes norim paveikti, mes paveikiam ir visą organizmą. Todėl mano siūlymas yra, naudokite tiesiog medžiagas, kuriuose nėra stimuliatorių. Aišku, efektas bus žymiai mažesnis, bet organizmui pakenksite mažiau. Tai vat, būtent stimuliatorių veikimas veiks į mūsų visą organizmą ir aš čia būtent nupiešęs esu, jog kada mes veikiam, kad ir į šią sistemą, mes paveikiam iki pogumburio, iki hipofizio, tai yra tarpusavį nuolatos bendraujantis procesai ir taip pat mes turim poveikį ir į reprodukcinius organus. Taigi, piktnaudžiauti maisto papildais termo
maisto papildais skirtais svorio metimui tikrai nereikėtų. Apie maisto papildų naudojimą mes pakalbėsime tuoj pat ir aš jums parodysiu pagrindinės medžiagas, kurias jūs naudodami galėtume pasiekti puikų rezultatą.